Nes žinios, bazinės, esminės žinios. Šiandien kalbėsime apie Merkurijų ženkluose ir būstuose. Merkurijus simbolizuoja protą, bendravimą, mąstymą, logiką, mokymąsi, judėjimą. Merkurijus parodo, kaip žmogus suvokia pasaulį, kaip jis dalinasi informaciją, kaip užmezga ryšių su kitais. Merkurijus yra šiaip tai neutrali planeta, kuri yra vykdytoja. Tai, ką sako kitos planetos, Merkurijus tai ir vykdė, jis tarytum atspindi. Merkurijus, kuris patenka į kokį tai ženklą, jis prisitaiko prie ženklo energijos, prie būsto energijos. Tai ir, pirmiausia, tokia bendra apžvalga dabar. Taigi, Merkurijus stichijose, taip? Merkurijus ugnies stichija. Tai reiškia, kad avine, liute ir šaulyje ugnies stichija Merkurijui suteikia greitį, ryžtą, tokią kūrybingą, optimistišką mąstymą, duoda impulsyvumą, tačiau ir kategoriškumą. Merkurijus žemės ženkluose, tai yra jautis, mergelio ožiaragis. Čia Merkurijus tampa praktiškas, struktūrizuotas, atsargus, kartais inertiškas, lėtai besikeičiantis, jis lėtai keičiasi. Oro ženklai. Taigi, tai yra dvyniai, svarstyklės, vandenis. Čia Merkurijus duoda intelektualinį lankstumą, komunikabilumą, logiką, tačiau gali būti per daug nepastovus ir toks paviršutiniškas. Merkurijus vandens ženkluose, tai yra vėžys, skorpionas, žuvis. Čia Merkurijus tampa intuityvus, emocionalus, čia jau jis įgauna gylį. Gylį gauna ir šiaip jau žemės ženkluose. Lėtas, bet gilus, tarkim, Merkurijus, pavyzdžiui, jautėje. Mergelė jis gali būti šiek tiek toks į detalės. Bet vandens ženkluose, jeigu turite Merkurijų, tai duoda gylį. Jis tampa pralaidus intuicijai, tampa emocionalus, tai yra vandens emocijos, vidinis. Merkurijus jis nutyla ir duoda gilų tokį simbolinį mąstymą, kai žmogus mąsto vaizdiniais, simboliais. Tačiau tai irgi būtent Merkurijus yra būtent apsunkina bendravimą. Jis gali būti tylus arba sunkiai gali išreikšti tai, ką jis jaučia ir gali būti labai subjektyvus. Šiaip tai Merkurijus subjektyvumai įgauna priklausomai nuo jo padėties, būsto ir aspektų. Dabar dar keletą minčių yra apie būtent pozicijas, ta prasme, kokią energiją, kokį potencialą kokiam ženkle turi. Tai mes turim 6 pozicijas, tai yra valdanti pozicija, egzaltuojanti, gimininga pozicija, neutrali, priešiška, kritusi ir išvaryta. Taip, tai yra valdovas yra stipriausia, tai yra Merkurijus valdo dvynius ir mergelę, jis yra valdovas, egzaltuoja mergelėje. Tai reiškia Merkurijus ir valdo, ir egzaltuoja mergelėje. Tai reiškia, jis labai stipriai reiškiasi, būtent mergelė ženklė, jeigu yra Merkurijus.
Toliau giminingas skaitosi, sakykime taip, neutrali, tokia su pliusu, Merkuris svarstyklėse, ožiaragyje ir vandenio ženkle. Neutralios padėties Merkuris neturi, o labiau priešiška padėtis Avine, Vėžyje, Liūte ir Skorpione. Kritęs Merkuris yra žuvyse, tai yra silpna padėtis labai. Ir išvarytas yra Šaulyje. Išvarytas tai yra pačios silpniausios padėtis. Merkurijaus jam sudėtingiausias savo prigimtį išreikšti. Taip. Tai nereiškia, kad silpnas Merkurijus ar stiprus Merkurijus. Tai nereiškia, kad žmogus nemąsto. Tiesiog kalbame apie, arba, tarkim, žmogus, tai yra unikalumas, tai duoda tam tikrą unikalų žmogaus mąstymą, pasaulio pajutimą, jo bendravimą, jo komunikaciją su pasauliu. Dabar trumpai irgi pasižiūrėkime Merkurijus astrologiniuose būstuose. Čia būtent per būstą rodo, kuriuose gyvenimo srityse žmogus daugiausiai naudoja savo intelektą, bendravimą, logiką. Taigi, jeigu mes turime Merkurijų pirmame būste, tai čia jau, kaip sakant, pirmą būstą valdo Marsas ir Avinas. Tai čia mes, reiškia, Merkurijus įgauna greitą reakciją, egocentriškumą, norą mokyti, negali išklausyti, nekantrumą, tačiau tuo pat metu tiesumas, paprastumas. Antras būstas Merkurijas susijęs, reiškia, čia valdo jautis, taip, su finansais, vertybėm, reiškia, finansinis mąstymas, gebėjimas valdyti išteklius. Trečias būstas Merkurijus čia, reiškia, yra intensyvus bendravimas, nes trečią būstą valdo dvyniai, kaip pats Merkurijus, ir čia mokymasis, čia kelionės, čia yra socialinė veikla. Ketvirtas būstas Merkurijus, mąstymas, bendravimas su šeima, šaknis, praeitis. Penktas būstas kūrybiškumas, intelektualiniai žaidimai, mokymasis per pramogos įvairias. Vaikai gali būti. Ketvirtas būstas Merkurijus, šią poziciją pabrėžia kruopštumą, analitiškumą. Šeštas būstas taip. Merkurijus pabrėžia kruopštumą, analitiškumą darbe ir kas liečia sveikatą. Tai yra Merkurijus su sveikata ir susijęs yra ir galbūt su profesija, su darbo žmogaus. Septintas būstas, čia dėmesys partneriui, partnerystė, komunikacija, santykiuose, bendravimas. Aštuntas būstas, analitinis mąstymas, susidomėjimas mistika, okultizmu, taip pat finansinis temas. Nes tai yra būtent kitų resursų būstas, yra svetimų resursų būstas. Devintas būstas, čia Merkurijus tampa filosofas, plačiai mąsto, jam įdomios kelionės, mokslai aukštieji. Dešimtas būstas, Merkurijus susijęs su karjera, visuomeniniu įvaizdžiu, tai yra komunikacijos naudojimas savo profesijai ir savo tikslų pasiekimui. Dešimtas būstas, kadangi valdo ožiaragis ir Saturnas. Toks, kaip sakant, struktūrizuotas Merkurijus pasidaro, apie tai plačiau kalbėsim toliau. Taigi, 11 būstas, draugystės, bendruomenės, inovacijos, draugai, bendraminčiai, va čia toks būstas, reiškia, labai įdomus. Reiškia, žmogus įdomu bendrauti ir jis gali suburti. 12 būstas, čia intelektas nukreiptas į vidinį pasaulį,
Čia yra toks, reiškia, mąstymas, analizė, pasąmoninė psichologija, čia įdomi. Okultizmas taip pat, dvasingumas. Dabar, jeigu mes turime retrogradinį Merkurijų, tai yra iš tikrųjų svarbi padėtis. Mes Saulės ir Mėnulio niekada neturėsime retrogradinio, o štai Merkurijus ir visos kitos planetos jau bus ir retrogradinės. Tai retrogradinis reiškia su R raidytė. Tokia yra R raidytė šalia pažymėta, jeigu mes žiūrėsim programą. Tai reiškia judantį atgal. Ir tai rodo, kad Merkurijus veikia kitaip. Tai gali duoti irgi tam tikrus komunikacijos sutrikimus. Merkurijus atsigręžia į vidinius procesus, į praeitį. Tai va, tai ir toks žmogus, sakykime, skaitosi pas ką retrogradinis Merkurijus, pavyzdžiui, rašymas, jis gali labai daug rašyti. Jis gali ir daug ir kalbėti, šiek tiek per daug, arba kartais visiškai nutyla ir nekalba. Tai va, ir jis, toks Merkurijus, atranda vis toks originaliai, neįprastai sprendžia savo bendravimo, sakykime, tą potencialą žmogus išreiškia kažkaip tai neįprastai. Ir taip pat, kai toliau kalbėsim apie gryną energiją, turėkime omeny, kad jeigu jūsų Merkurijus turi aspektus su kitom planetom, jos visos labai stipriai įtakoja Merkurijų. Pirmiausia, Merkurijus yra įtakojamas ženklo, po to būsto, kuriame yra, po to yra, reiškia, planetos, kurios daro aspektus, o po to dar giliau jeigu eiti, yra ir būsto valdovo, ta prasme, padėtis svarbi ir panašiai. Bet šiame etape tiesiog turėkite omeny, kad kartais gali, netitinka, jūs net pažįstate tos energijos, tai gali būti, pavyzdžiui, jeigu pas jūs, pavyzdžiui, Merkurijus kokiam 12 būste yra, tai yra, būna nepaprasta žmogui iš tikrųjų tą savo Merkurijų ir atrasti. Arba Merkurijų žuvise. Tai yra būsto ir ženklo, taip, ir dar aspektų kombinacijos gali labai stipriai paveikti Merkurijaus, tarkim, patį principą. Ir jis gali, tarytum, ištirpti savotiškai kitų planetų sferose. Ir kadangi Merkurijus pats jis yra vykdytojas, jis vykdo, taip, jis pats neinicijuoja, bet jis vykdantis yra. Taip, dabar kalbėsim struktūrą tokia pati kaip ir su Saulė ir Mėnuliu, kai mes kalbėjom. Tai Merkurijus apie ženklą pakalbėsim, po to pakalbėsim apie būstą. Aspektų mes neliesim, aspektų tema bus po to, kai mes praeisim visus ženklus ir būstus, visų planetų 10. Tada kalbėsim apie aspektus, bus atskiros paskaitos. Kiekvieną kartą aš šiek tiek priminsiu apie patį ženklą, taip, kokia tai energija, ir apie patį būstą. Kiekviena paskaita, kiekvieną kartą priminsiu, tokiu būdu jūs klausydamėsi šitų paskaitų galėsit lavinti savo, supratimą. Nereikės jums galvoti, kad palauk, ką tas savinas reiškia ir panašiai. Tai kiekvieną kartą aš papasakosiu apie ženklą, apie būstą ir Merkurijų. Tokiu būdu tokią sintezę darysim. Taigi, trumpai apie avino ženklą. Čia yra elementas ugnis. Tai yra pirmoji ugnis, kardinalus kryžius, valdovas Marsas. Avino ženklo esmė, iniciatyva, drąsa, veiksmas, pirmas impulsas, stiprios pusės, lyderystė, drąsa, entuziazmas, energingumas, ryžtas, silpnos pusės, impulsyvumas, užsispyrimas, nekantrumas, agresyvumas. Gyvenimo požiūris, daryk dabar, galvok vėliau. Kryptis, pradėti naujus projektus, siekti nepriklausomybės ir įveikti kliūtis. Ir dabar mūsų Merkurijus patenka į aviną. Ir jis iš karto įgauna avino energiją
Ir Merkuris savinė išreiškia ryžtingą, tiesų, greitą mąstymą. Nesavinas būdamas ugnies ženklas suteikia Merkurijui entuziazmo, drąsos, iniciatyvumo. Ši pozicija skatina greitus sprendimus, veržlumą, polinkį reikšti mintis, aiškiai, be užuolankų, tiesiai. Merkurijus savinė gali būti žodžių taranas, jis taranuoja žodžiais, atakuoja, taip, jo ginklas žodis. Jis nebijo tiesos ir netgi kategoriškai rašti ir tą gali išsakyti. Taigi, koksgi mąstymo pobūdis? Tiesus, konkretus, logiškas mąstymas, linkęs organizuoti, vesti tvarką, mintis dažnai kyla spontaniškai, impulsyvios, kurios iš karto paverčiamas darbais. Taip? Koks kalbėjimas yra? Tiesus, ryžtingas, aštrus, kalba greitai, mažai kreipia dėmesį į detalės arba atsižvelgia kitų nuomonę. Kaip bendrauja žmogus, turintis Merkuriją vienę? Yra dominuojantis, vadovaujantis, tokie žodžiai įkvepia kitus, uždega, tačiau kai ką gali žeisti, nes gali atrodyti, kad pernelyg kategoriškai. Kaip jis priima sprendimus? Greitai, spontaniškai, dažnai pasiremia kažkokią tai intuiciją emocinę, pirmų įspūdžių, užsidega ir bėga. Ir ne visada atsižvelgia į pasekmes, kas bus po to. Silpnos pusės. Nepatinka, kai jis yra kritikuojamas, turi tendenciją užsispirti, nesiklausyti kitų, paviršutiniškumas gali būti irgi dėl skubėjimo. Merkurijus savinė gali būti interpretuojamas kaip kareivis, kuris vykdo užduotis greitai, ryžtingai. Jeigu aspektai su kitomis planetomis yra geri, tai suteikia žmogui greitą mąstymą ir lyderio savybių. Prasti aspektai gali skatinti impulsyvumą, egoizmą ir konfliktus. Taip, tai yra toks pas mus Merkurijus savinė. Ir dabar pirmam būste. Jeigu turite Merkurijų pirmam būste, taigi čia astrologinė tema. Kokiagi? Pirmas būstas tai yra asmenybė, savęs pristatymas pasauliui. Tai yra taip pat ir susijusi su fizinė išvaizda. Taip, tai yra pirmas būstas. Mes kalbam dabar apie patį pirmą būstą. Valdovas Marsas, taip ir natūraliai šis būstas susijęs taip pat ir su avinu reiškia. Esmė. Individualumas, pirmasis įspūdis, saviraiška, stipriosios būsto savybės, tai yra gyvybingumas, energija, spontaniškumas, silpnos pirmo būsto savybės, egocentriškumas, per didelis dėmesys išoriai, kryptis, būti savimi, parodyti savo asmenybę, formuoti unikalų įspūdį pasaulį. Taigi, Merkurijus patenka į pirmą būstą. Jis čia stipriai veikia asmens mąstymą, bendravimą, išvaizdą, kaip jis atrodo, kaip save pristato socialiniam gyvenime. Merkurijus čia duoda gyvybingumo, intelektualumo, gebėjimą greitai užmegzti ryšius. Pirmas būstas yra asmenybės savyraiškos ir asmens kaukės pasaulį. Kokią kaukę žmogus užsideda pasaulio, reiškia pasaulį, ne, kaip mes save parodom. Ir čia, reiškia, žmogus įgauna Merkurijaus tam tikrų bruožų. Kaip toks žmogus mąsto? Mąstymas aktyvus, malsus, susijęs su savęs supratimu, asmeniniu augimu, galvoja apie savo įvaizdį, savo tikslus, būdus, kaip efektyviau bendrauti su kitais. Kaip jis kalba? Kalba greita, iškalbi, linkęs dominuoti pokalbėje. Ir nori pastoviai kalbėti ir dalinti savo mintimis. Socialiai aktyvus, lengvai užmezga ryšių su kitais, jam svarbu, kad jį girdėtų, jį suprastų, ir gali norėti dėmesio savo daugiau. Priima sprendimus atsižvelgdamas į asmeninius poreikius, tačiau kartais gali veikti impulsyviai, nesusimastydamas apie ilgalaikės pasekmes. Silpnos pusės, egocentriškumas, tendencija hiperbolizuoti savo mintis ir poreikis nuolat būti dėmesio centre.
Bet Merkurijus pirmam būste dažnai žmogui suteikia tokią jaunatvišką dvasią, net jeigu jis yra ir vyresniam amžiuje. Toks žmogus paprastai būna aktyvus, intelektualiai, jis nuolat kūrė planus, tokia jo ryški tokia asmenybė, merkurijanskaja, jo, merkuriška. Jeigu Merkuris yra pažeistas, tai gali rodyti paviršutiniškumą, lengvabūdiškumą, tokį polinkį konfliktus dėl nesusikalbėjimo su kitais. Tai štai, pakalbėjom dabar apie Merkurijų Avine ir Merkurijų pirmam būste. Dabar kalbėsime apie Merkurijų Jautėje. Pirmiausia, Jaučio ženklas. Čia Žemės elementas, fiksuotas kryžius, valdo Venera, ženklo esmė stabilumas, materialumas, grožis, komfortas, stiprios pusės, patikimumas, ištvermė, atsakingumas, praktiškumas, silpnosios Jaučio pusės, užsispyrimas, materializmas, lėtumas, gyvenimo požiūris, lėtai, bet užtikrintai, kryptis, siekti stabilumo, mėgautis materialiais emociniais malonumais. Ir čia dabar patenka Merkurijus, taip, Merkurijus į Jautį ir jis įgauna Jaučio savybių. Jis tampa apgalvotas, praktiškas, lėtas mąstymas, kantrus pasidaro, dėmesingas detalėms, toks linkęs į praktinį tokį požiūrį. Taip, tai yra giliai kapstantis Merkurijus. Jis logiškas yra, nes Venera logiška. Ir orientuotas į ilgalaikę naudą, nei į greitus rezultatus. Tai čia stabilus, racionalus mąstymas, patirtimi pagrįstas, aiškiai matomomis vertėmis, mintis, reiškia, struktūrizuojasi tarytum sluoksniuotos uolienos, formuojamas laiko. Jis kalba ramiai, diplomatiškai, aiškiai, paprastai, nemėgsta skubėti, chaotiško pokalbį. Tai pas mane šiaip yra Merkurijus Jautėje, tai truputį prilėtintas mano tas dėstymas, toks kalbėjimas, kartais kai ką ir migdo. Bet ką padarysi, ką turiu, tą, ką dievulis davė, tą ir naudoju. Taigi, toks žmogus praktiškai bendrauja, realistiškai, pastoviai nuleidžia ant žemės. Ir žodžiai pagrįsti patirtim, naudingi, sprendimus priima atsargiai, apgalvotai, reiškia, skubėjimas ar neapgalvojimas labai retai kada būna. Silpnoji pusė tai yra prisirišimas prie materialumo, kartais lankstumo nebuvimas, paslankumo nebuvimas, sunkiai keičia poziciją. Merkurijus Jautėje gali būti interpretuojamas kaip meistras, kuris kruopščiai formuoja ir prižiūri vertybės bei idėjas. Geri aspektai stiprina gebėjimą sukurti tvirtą naudą, o prasti gali skatinti pernelyg didelį atsargumą ar prisirišimą prie materialių dalykų. Tai antras būstas, jeigu jūsų Merkurijus patenka į antrą būstą. Taigi, antro būsto kokia astrologinė tema yra? Čia dabar bendrai kalbam, taip? Bendrai. Finansai, materialinės vertybės, saugumas. Antrą būstą valdo Venera, natūraliai, kur yra susijusi su Jaučiu. Esmė šio būsto stabilumas, materialinis pagrindas, turto valdymas. Tai žmogaus pačio resursai. Stipriosios pusės patikimumas, praktiškumas, taupumas, silpnosios pusės prisirišimas prie materialių dalykų, užsispyrimas. Galim žiūrėti, jeigu jūsų Merkurijus patenka taip į antrą būstą, tai
su prisirišimais, susispyrimo, su charakterio bruožais tam tikrais gali būti susijęs ir reikia padirbti. Kryptis. Žmogus siekia finansinio stabilumo, materialinio saugumo. Tai va toks antras būstas. Dabar Merkuris antrame būste. Merkuris antrame būste pabrėžia intelektinį dėmesį vertybėms, ištekliams, finansiniams klausimams. Jiem tiesiog yra įdomu tai. Žmogaus protas orientuotas į tai, kaip efektyviai tvarkyti savo resursus ir užtikrinti stabilumą. Mąstymas koncentruotas į praktinius klausimus, susijusius su saugumu, finansais, vertybėmis. Protas logiškas, apdairus, nuosekliai siekiantis rezultato. Kalbėjimas aiškus, konkretus, sugebantis tinkamai išreikšti idėjas, susijusias su vertės kūrimu ir išsaugojimu. Toks žmogus bendrauja praktiškai, dalykiškai, orientuotas tiesiai ar netiesiai į finansinės, praktinės temas. Bet čia irgi reikia žiūrėti, kokie to žmogaus tikslai. Jeigu jis dvasinis žmogus, tai bus vienaip. Jeigu paprastas žmogus, tai natūraliai į tokie, kaip sakant, naudos siekimo momentai. Sprendimus priima protingai, pagrįstai, siekia ilgalaikio stabilumo ir naudos. Silpna pusė tai yra būtent, kai fiksuojasi per daug į materiją. Ir priešinasi pokyčiams per pasyvumą. Tiesiog neužima aktyvios pozicijas. Merkuris antrame būste dažnai skatina verslumą, racionalų požiūrį į išteklius. Geri aspektai padeda efektyviai valdyti finansus ir kurti materialinę gerovę. O prasti aspektai gali skatinti godumą ir baimę prarasti turimus resursus. Tai štai dabar pakalbėjom apie Merkurijos Jautyje. Dabar Merkurijus dvyniuose. Pradžioje apie dvynių ženklą. Dvyniai. Elementas oras. Kryžius mutabelinis. Kintantis, taip, kryžius. Valdovas. Merkurijus. Ženklo esmė. Bendravimas, smalsumas, informacijos sklaida. Stipriosios pusės ženklo tai yra intelektualumas, iškalba, lankstumas, žingeidumas. Silpnusios ženklo pusės, dvynių ženklo, nepastovumas, paviršutiniškumas, polinkis blaškytis. Gyvenimo požiūris. Žinoti viską apie viską. Kryptis. Kurti ryšius, dalintis informaciją ir mokytis. Ir čia patenka Merkurijus į dvynius. Jis yra savo valdose, nes Merkurijus valdo dvynių ženklą. Čia yra stiprioji jo pozicija ir iš karto reiškia, tai žmogui duoda gyvą, lankstų ir smalsų protą, greitai mokosi, puikiai lengvai bendrauja, intelektualumas natūralus, natūraliai lengvai pristaiko prie įvairių situacijų. Mąstymas analitiškas, greitas, tačiau gali būti paviršutiniškas, mintis šokinėja nuo vienos prie kitos idėjos, todėl žmogui, ta prasme, gali daug žinoti, tačiau nieko giliai. Kalba gyvai, linksmai, lengvai, suprantamai, perteikia informaciją, šmaikštumas, su humoro jausmu, socialus, lengvai užmezga ryšius su įvairiais žmonėmis, greitai adaptuojasi prie naujų situacijų, yra puikus tarpininkas. Greitai priima sprendimus, intuityviai, pagal dabar įvertina greitai situaciją, blaiviai. Tačiau negali nuskaičiuoti ilgalaikiai perspektyvai, prie ko prives sprendimai. Silpnosios pusės tai yra nepastovumas, paviršutiniškumas, blaškymasis, dėmesio blaškymasis
gali vienu metu turėti skirtingus interesus, kurie tarpusavį gali prieštarauti. Merkuris dvyniuose yra žinių ieškotojas, kuris lengvai bendrauja ir skleidžia informaciją. Geri aspektai stiprina iškalbingumą ir kūrybingumą, o prasti gali skatinti nenuoseklumą ir nepatikimumą. Taip, aš čia skaidrės užmiršau. Tai va dvyniuose Merkuris, matot. Dabar trečias būstas. Merkuris trečiame būste. Taigi trečias būstas tai yra bendravimas, artimi santykiai, mokymasis. Natūraliai trečią būstą valdo Merkurijus ir dvyniai. Trečio būsto esmė intelektas, informacijos sklaida, santykiai su aplinkiniais, su artimaisiais. Taip? Stipriosios šio būsto savybės tai yra iškalbas, smalsumas, gebėjimas prisitaikyti. Silpnosios savybės, paviršutiniškumas, nepastovumas. Trečio būsto kryptis tai yra mokytis, bendrauti ir keistis informaciją su kitais. Merkurijus patenka į trečią būstą. Čia jis yra savo natūralioje tam tikroje zonoje, jo įtakos zona. Ir būtent ši pozicija pabrėžia protinę veiklą, komunikaciją, domėjimąsi aplinka. Tokiam žmogui svarbu mokymasis, žinių sklaida, santykiai su artimaisiais, ypač broliais, seserimis, kaimynais. Čia Merkurijus labai aktyvus, smalsus, analitiškas, nori viską žinoti, suprasti, tačiau kartais gali pasikliauti paviršutinišką informaciją. Jo kalbėjimas aiškus, gyvas, greitas. Merkurijus trečiam būste rodo kartais, kad tai žmogus, kuris mėgsta diskutuoti, mėgsta rašyti, dalintis idėjomis. Jis yra socialiai aktyvus, gali bendrauti su žmonėmis įvairiom temom, lengvai randa kalbą su kitais ir mėgsta dalintis tai, ką žino. Priima sprendimus pasiremdamas logika, intuicija, dažnai gali būti greitas ir impulsyvus. Silpnosios pusės per didelis susitelkimas į nereikšmingas detalės, plepumas, paviršutiniškumą. Merkurijus trečiam būste yra informacijos šaltinis, kuris nuolat ieško žinių ir kūrė ryšius. Geri aspektai stiprina mokymosi gebėjimus ir komunikaciją, o prasti aspektai gali skatinti išsiblaškymą, nesusikalbėjimą su kitais ir tuščią žodžiavimą, tokį plepumą. Taip, pletkininkas gali būti. Taigi dabar Vėžys. Vėžio ženklas, vandens elementas, stichija, kardinalus kryžius, Vėžį valdo Mėnulis. Vėžio ženklo esmė – jausmai, šeima, intuicija, rūpestis. Stipriosios pusės – rūpestingumas, jautrumas, intuicija, lojalumas. Silpnosios pusės – uždarumas, nuotaikų kaita, prisirišimai. Gyvenimo požiūris – šeima yra viskas. Kryptis – kurti emocinį ir fizinį saugumą. Ir čia Merkurijus patenka į šitą Vėžio ženklą. Ir čia susijungia protas su emocijomis, vandens emocijomis. Todėl mąstymas tampa toks gilus, giliai emocionalus, jausminis. Todėl jis yra susijęs su praeitim, su žmogaus asmenis išgyvenimais. Tai yra pozicija, kurioje Merkurijus linkęs labiau klausyti savo vidinio balso, nei vadovautis racionalia logika. Tai atrodo, kad čia Merkurijui nėra labai, atrodo vandens stichija, taip? Bet žiūrėkit, jis koks, tarkim, daugiau klausytis mėgstantis, jo? Vidinį balsą girdi, į vidų nukreiptas. Intravertiškas tampa Merkurijus, taip, vandens stichijai. Mąstymas vaizdiniais, simbolinis.
Vat, reiškia prisiminimai, atmintis, labai gera, iki smulkiausių detalių gali prisiminti, ypač visą, kas yra susijęs su šeima, su namais. Gali kalba švelniai, emocingai, gali kalbėti taip, kad sukelti kitų jausmus. Merkuris Vėžyje mėgsta dalintis savo patirtim. Labai jautrus ir išjaučiantis bendravimas, nuskaito kitų žmonių emocijas, pasąmoningai netgi. Bendravimas pagrįstas emociniu ryšiu, kartais vengiant atvirai išsakyti tikrasis mintis. Čia turi labai jau pasitikėti, kad atverti savo tai, kas iš tikrųjų yra pas jį. Sprendimus priima vadovaudamasis emocijomis, yra iracionaliais tokiais vidinių iracionalumų, sakykime taip, linkęs. Sentimentais net. Sprendimai būna gerai apgalvoti, tačiau kartais pernelyg priklauso nuo būtent emocinių nuotaikų. Silpnosios pusės emocinis subjektyvumas, polinkis į melancholiją ir perdėtą jautrumą. Taip pat, aišku, ir įžeidumas, čia visi tie dalykai. Merkuris Vėžyje yra emocinis ryšininkas, kuris sprendžia klausimus pasitelkdamas intuiciją ir praeities patirtį. Geri aspektai skatina gilų įsiklausimą ir kūrybingą mąstymą, o prasti gali skatinti perdėtą prisirišimą prie senų nuostatų ir nesaugumą. Merkurijus 4 būste. Ketvirtas būstas, tema. Namai, šeima, mama čia taip pat, emocinis pagrindas. 4 būstą valdo Mėnulis, aišku, kuris yra susijęs su Vėžiu, tai yra Vėžio ženklu. 4 būsto esmė – vidinis saugumas, tradicijos, šeimos ryšiai. Stipriusios pusės – intuicija, jautrumas, lojalumas. Silpnosios pusės – uždarumas, per didelis prisirišimas prie praeities. Kryptis – kurti stabilų emocinį ir fizinį pagrindą. Ir dabar Merkurijus ketvirtame būste. Tampa stipriai susijęs su šeima, su namais. Tai yra ten, kur gimė žmogus. Ir vidiniu gyvenimu. Tai rodo, kad žmogaus protas yra orientuotas į šeimos reikalus, į šaknis, į tradicijas. Tokiam žmogui svarbus asmeninis saugumas ir ryšys su artimaisiais, tai yra su giminė. Tai čia gali būti ir su mama, su tėčiu. Mąstymas koks. Introspektyvus, orientuotas į šeimos, namų ir praeities temas. Protas veikia geriausiai ramioje ir saugioje aplinkoje. Kalbėjimas susijęs su šeimos istorijomis, prisiminimais. Merkuris 4 būste mėgsta aptarti savo vidinį pasaulį, emocinius poreikius, bendrauja nuoširdžiai. Tokiam žmogui svarbu kurti emocinius ryšius. Sprendimus priima jausmais ir saugumo poreikio. Sprendimai priimami apgalvojant, išjaučiant, kaip jie paveiks šeimą arba namų gyvenimą. Silpnoji pusė tai yra vėl prisirišimai prie šeimos reikalų, praeities įvykių. O taip pat yra tam tikras kaip toks tingėjimas spręsti problemas ir sunku išeiti už komforto zonos ribų. Merkurijus 4 būste yra namų protas, kuris mąsto ir sprendžia vadovaudamasis emociniu ryšiu su savo šaknimis. Geri aspektai skatina stiprų ryšį su šeima ir vidinę ramybę, o prasti gali kelti uždarumą ar emocinį nestabilumą.
liūto ženklas. Čia antroji ugnis, stichija, taip, elementas. Fiksuotas kryžius, valdovas, saulė valdo liūtą. Liūto esmė kūryba, saviraiška, pasitikėjimas savimi, didingumas, orumas, stiprybės, charizma, kūrybingumas, lyderystė, dosnumas. Silpnybė yra puikybė, egoizmas, dėmesio troškimas. Gyvenimo požiūris. Aš esu centre. Kryptis išreikšti save, kurti ir įkvėpti. Ir čia Merkurijus patenka į liūto ženklą. Iš karto, ką mes gauname, tai yra kūrybingumas, išdidumas, charizma. Liūtas ugnies ženklas suteikia Merkurijui teatrališkumo, orumo, polinkį išreikšti save išskirtiniu būdu, kitaip nei kiti, kūrybingumo tokio jo. Taip pat duoda drąsą, aišku bendravimą. Tokiu būdu mėgsta pritraukti kitų dėmesį, tiesiog pripažinimo. Taip. Mąstymas dramatiškas, kūrybingas, mintis dažnai sukasi apie asmeninę saviraišką ir būdus, kaip palikti įspūdį kitiems. Kalbėjimas užtikrintas, šiltas, dažnai su meniniu ir teatrališku prieskoniu. Merkurijus liūte mėgsta būti dėmesio centre, kalbėti su entuziazmu ir įkvėpimu. Yra atviras, nuoširdus, tačiau gali būti linkęs dominuoti pokalbėje. Mėgsta kalbėti apie save, polinkį tokį galim turėti. Noras save išreikšti, noras, o tokio išdidumo poreikis, didybės noras. Sprendimai priimami vadovaujantis intuicija ar vizija, siekiant įkvėpti kitus ar pasirodyti prieš kitus. Silpnosios pusės, tai aišku, kad egoizmas, nemėgsta kritikos, noras dėmesio savo, ir panašiai. Merkurijus liūte yra scenos oratorius, kuris išreiškia mintis energingai ir su pasitikėjimu. Geri aspektai suteikia kūrybinį intelektą ir charizmą, o prasti gali skatinti aroganciją ir savanaudiškumą. Taip, kad čia padirbėti, jeigu turime įtemptą aspektą, turėsime su kuo. Taip. Taigi, penktas būstas. Penktą būstą, aišku, valdo liūtas ir saulė. Penkto būsto tema kokia? Kūryba, meilė, pramogos, vaikai. Saviraiška, malonumai, gyvenimo džiaugsmas. Kūrybingumas, aistra, žaismingumas. Silpnosios pusės, egoizmas, dėmesio troškimas. Penkto būsto kryptis, mėgautis gyvenimu, išreikšti savo kūrybingumą. Na ir čia patenkam Merkurijus į penktą būstą. Tai aišku, kad toks Merkurijus tampa kūrybiškas, išreiškinti save, nori su kitais dalinti savo mintimis, per meną, pramogas, žaidimus. Ši pozicija rodo žmogų, kuris mėgsta mokytis ir bendrauti žaismingai bei laisvai. Gera pozicija, jeigu jūs su vaikais, jūsų profesija. Mėgsta vaikus, myli vaikus. Tendencija tokia yra. Merkurijus penktam būste linkęs mąstyti nestandartiškai, ieško naujų idėjų, naujos saviraiškos ir mėgsta malonumus. Malonumo jausmas labai svarbus yra. Jis kalba gyvai, energingai, daug emocijų, ugnies emocijos parodomos, ugnies, taip, jos šildo. Kitus įkvėpia energetiškai stiprios emocijos. Jis yra draugiškas, orientuotas į malonų bendravimą, kūrybinį bendravimą. Mėgsta kalbėti apie meną, pramogas, tai, ką jis pats mėgsta. Priimdamas sprendimus remiasi intuicija ir noro kurti, išreikšti save, tačiau kartais sprendimai gali būti impulsyvūs ar per daug romantizuoti.
Silpnoji pusė tai vėlgi dėmesio toks paieška ir gali neįsigilinti, kai reikia spręsti rimtas problemas. Arba priešingai, per daug sureikšmina bėdas kažkokias, tai dramatizmas toks. Merkurijus 5 būste yra kūrybinis mąstytojas, kuris išreiškia save per idėjas ir bendravimą. Geri aspektai skatina kūrybiškumą ir gebėjimą įkvėpti kitus, o prasti gali skatinti egocentriškumą ir dėmesio troškimą be atitinkamų pastangų. Tiesiog už tai, kad aš esu. Taip. Tai jeigu to negaunam, reiškia, būna reakcijos, taip, kurios irgi būna išreiškiamos. Tai taip, kad neliūdna. Taip, su Merkurijum 5 būste. Ir dabar mes periname į mergelį ženklą. Vis užmirštu pavažiuoti. Taip, skaidrės. Štai Merkurijus, mergelė. Taigi, mergelė, antroji žemė, mutabelinis kryžius, mergelė valdo pas Merkurijus, tai yra jo vieta, taip pat Merkurijus čia ir egzaltuoja. Labai stipri padėtis Merkurijui. Mergelės esmė yra tvarka, tarnavimas, analizė, praktika, taip pat šiaip ir su sveikata tai yra susiję. Stipriosios pusės – kruopštumas, atsakomybė, organizuotumas, silpnosios pusės – kritiškumas, nervingumas, perdėtas perfekcionizmas. Gyvenimo požiūris – tobulumas slypi detalėse. Kryptis – tarnystė, procesų tobulinimas, praktinis mąstytojas. Taigi, Merkurijus mergelė. Tai yra stipri pozicija, nes būtent Merkurijus valdo mergelę. Todėl čia veikia, ir čia žemės stichija yra, taip, praktinė, taip. Čia logiškas yra, praktiškas, dėmesingas detalėms. Tai intelektas, kuris siekia tikslumo ir struktūros. Perfekcionizmas. Mąstymas analitiškas, racionalus, sustelkęs į smulkmenas. Kartais detalės gali būti labai sureikšminamas. Mintis organizuotas, aiškiai struktūrizuotas. Kalbėjimas aiškus, logiškas, pagrįstas faktais. Merkurijus mergelė retai kada švaistosi žodžiais, nes pas jį viskas yra gerai apskaičiuota. Bendrauja konkrečiai, praktiškai, orientuotas į pagalbą, problemų sprendimą. Toks žmogus mėgsta dalintis naudingomis žiniomis, sprendimus priima kruopščiai, gerai apgalvotai, sprendimai grindžiami logika ir aiškiai suprantamais faktais. Silpnoji pusė – perdėtas smulkmeniškumas, kritiškumas ir polinkis pernelyg analizuoti. Merkurijus mergelė yra analitikas, kuris logiškai ir kruopščiai sprendžia problemas. Geri aspektai stiprina tikslumą ir gebėjimą spręsti sudėtingas užduotis, o prasti gali skatinti perdėtą nerimą ir kritiškumą. Taip, dabar Merkurijus 6 būste. Taigi 6 būstas. Čia darbas, sveikata, tarnystė arba tarnavimas. 6 būstą valdo Merkurijus ir mergelė. O 6 būsto esmė – atsakomybė, kasdienybė, rūpinamėsi sveikata. Stipriosios pusės būsto – kruopštumas, pareigingumas, praktiškumas. Silpnosios pusės – per didelis kritiškumas ir rutina. 6 būsto kryptis – siekti pusiausvyros tarp darbo ir sveikatos. Tai yra 6 būstas taip pat duoda tą ritualistiką.
kai mes ir atsikeliam stabiliai, kažką darom stabiliai. Į tualetą, į dušą, į darbą. Pusryčiai, taip panašiai. Tai su 6 būstu susiję ir ritualistika. Taigi, kaipgi čia mąsto žmogus, kadangi Merkuris yra žmogus mąstymas 6 būste, tai jis yra labai praktiškas, kasdienių problemų sprendimą nukreiptas protas, analitiškas, kaip pagerinti viską, kaip padaryti darbą efektyvesnę. Toks žmogus kalba apie tai, kas kasdien, apie tai, kas vyksta, kokie rūpesčiai yra, kaip darbas vyksta. Ir jis gali dalintis naudingais patarimais. Bendrauja labai praktiškai, tai ir apie sveikatą mėgsta pasikalbėti, taip, jeigu pažeistas, pasiskųsti mėgsta. Apie darbus, taip, kritikuoti gali mėgti, čia jeigu pažeidimo yra, sprendimus priima pagal savo logiką, pagal realius faktus ar pagal situacijas, taip. Jis ir šitas, kadangi žemės stichija visgi yra, tai toks žmogus atsižvelgia į ilgalaikę naudą ir koks bus efektyvumas. Kartais gali nepradėti nieko, nes pagal jo paskaičiavimus, tarkim, tai bus neefektyvu ir jis gali, pavyzdžiui, stabdyti procesus. Tai silpnoji pusė yra pernelyg kritiškai vertinti save, kitus, fiksuojasi smulkmenas ir gali būti labai griežtas. Taip. Merkuris 6 būste yra organizatorius, kuris tvarko kasdienybę, rūpinasi efektyvumu. Geri aspektai padeda sukurti organizuotą darbo aplinką, spręsti sudėtingas problemas, o prasti gali skatinti perfekcionizmą ar nerimą dėl smulkmenų. Taip, į detalę susikoncentruoja ir gali viskas šūnio ant uodegos būti labai laisvai paleista, jeigu yra pažeidimai. Ir čia reikia dirbti mums su šito savybė. Svarstyklio ženklas. Svarstyklių stichija oras, antras oras. Kardinalus kryžius, taip, inicijuojantis kryžius. Čia valdo Venera. Svarstyklių esmė – harmonija, pusiausvyra, estetika, santykiai. Stiprioji pusė – diplomatiškumas, rafinuotumas, teisingumas. Silpnoji pusė – neryžtingumas, paviršutiniškumas, priklausomybė nuo kitų. Gyvenimo požiūris svarstyklių. Gyvenimas yra kompromisas. Kryptis – kurti harmoniją ir pusiausvyrą. Taigi čia Merkurijus patenka į svarstyklės. Tai jis tampa diplomatiškas, toks harmoningas, teisingas, taip. Venera šiaip logiška yra, irgi logiška. Jo. Ir tokį duoda praktiškumą. Ir Merkurijus čia įgauna polinkį būtent ieškoti pusiausvyros. Tai logiškai vertina santykius, situacijas. Šitą poziciją duoda tokį intelektualinį rafinuotumą ir gebėjimą spręsti problemas atsižvelgiant į kitų žmonių nuomonę. Aukso vidurio ieško. Toks žmogus logiškas, orientuotas į harmoniją. Mąsto apie tai, kaip sukurti pusiausvyrą ir teisingumas, kad būtų teisingai. Jis kalba taktiškai, diplomatiškai, maloniai. Mėgsta dalintis idėjomis, bendrauti su pagarba kitų nuomoniai. Jis yra socialus, orientuotas į santykius. Toks žmogus yra puikus tarpininkas, patarėjas. Sprendimus priima kruopščiai apgalvodamas, įsiklausydamas į kitų nuomonę. Nors kartais sprendimai gali būti atidėliojami dėl noro išvengti konfliktų. Tai čia toks.
Silpnosios pusės tai yra nepakankamas apsisprendimas, polinkis per daug priklausyti nuo kitų nuomonės. Taigi Merkurijus svarstyklės yra diplomatas, kuris ieško harmonijos ir pusiausvyros tiek mintise, tiek santykiuose. Geri aspektai skatina puikius tarpasmeninius ryšius ir intelektualinį rafinuotumą, o prasti gali skatinti abejingumą ar polinkį išvengti atsakomybės. Tai va, čia buvo Merkurijus svarstyklėse, o dabar Merkurijus į 7 būstą patenka. Šiek tiek pakalbam apie 7 būsto tematiką. Tai yra kokia partnerystė, taip 7 būstas, santykiai su kitais žmonėmis. Čia taip pat valdo valdovą, valdo Venera ir svarstyklės 7 būstą. 7 būsto esmė – harmonija santykiuose, bendradarbiavimas, meilė. Stiprioji pusė – diplomatiškumas, teisingumas, gebėjimas kurti santykius. Silpnoji pusė – priklausomybė nuo kitų, neryžtingumas. Kryptis – kurti harmoningus ir abipusiai naudingus santykius. Ir čia Merkurijus patenka į 7 būstą. Taigi, toks Merkurijus duoda mums orientaciją į partnerystę, į kompromisus ir bendraujant, ieško kompromisų. Protas geriausiai veikia, kai yra bendravimas, kažkas dar su kažkuom tai bendrauja, jo protas labai gerai veikia tada. Kai vienas lieka, jam sudėtingiau apsispręsti. Taktiškas, diplomatiškas žmogus stengiasi rasti bendrą kalbą, net sudėtingose situacijose. Jis labai socialus, nukreiptas į santykių stiprinimą, nori kurti ryšius, kurie grindžiami intelektualiniu, emociniu supratimu. Sprendimus priima atsižvelgęs į kitų nuomonę, į bendradarbiavimą, kaip tai padės bendradarbiauti. Čia toks kaip ir trūkumas, kad pats negali priimti sprendimų, nuo kitų priklauso labai tas nuolatinis polinkis vengti konfliktų ir linkęs atsakomybę perkelti ant partnerio. Tai čia irgi yra kur padirbėti, kaip suprantam, ne? Merkurijus 7 būste yra santykių architektas, kuris sprendžia klausimus per bendravimą ir partnerystę. Geri aspektai skatina harmoningą bendravimą ir stiprina partnerystę. Taip. O prasti gali kelti nesusikalbėjimą ir konfliktų baimę. Skorpiono ženklas. Čia elementas vanduo, 3 vanduo, taip, antras vanduo, fiksuotas kryžius, Skorpioną valdo Plutonas ir antras valdovas Marsas yra. Skorpiono ženklo esmė yra gylis, transformacija, paslaptis, jėga. Stiprioji pusė aistra, intuicija, taip, stiprybė, ryžtas, silpnoji pusė pavydas, kerštas, polinkis kontroliuoti, manipuliuoti. Gyvenimo požiūris, kas nepažino tamsos, nesupras ir šviesos. Kryptis, ieškoti gilumos, transformuotis, kontroliuoti situacijas. Taigi čia Merkurijus patenka į Skorpioną. Jis tampa gilus, intensyvus, tyrinėjantis, eksperimentuojantis, norą įsigilinti paslėptus dalykus, atrasti tiesą, stengiasi suvokti sudėtingas ir tabų temas. Skorpiono energija suteikia Merkurijui aštrumo ir emocinio intensyvumo. Mąstymas analitiškas, gilus, įžvalgus,
linkęs tyrinėti paslėptas tiesas, iškelti viešumą paslaptis, kalba intensyviai, tiesiai, aštriai, nebijo kitų žmonių emocijų, reakcijų. Jeigu, pavyzdžiui, kaip svarstyklėse, kai buvo, tai čia kaip ir tokia priešingybė gaunam jau. Mėgsta kalbėti apie sudėtingas ir tabų temas, nesvarbu, kaip kiti jaučiasi nuo to. Emocinis bendravimas, užkrautas emocinė energija, jam nepatinka paviršutiniški dalykai, jam reikia gilaus, prasmingo dialogo, tokia plutoniška, tokia, kaip sakant, energija, operacija darom. Sprendimus priima remdamasis intuicija, įsigilina ir pasveria savo įsitikinimais ir pasiklauso savo instinktų. Silpnosios pusės pesimizmas, nihilizmas, manipuliacija žodžiais ir per daug intensyvus susitelkimas į problemas ir jų ekskalavimas tiesiog. Kramtyto sukramtymas. Kramto vieną per tą patį. Taigi Merkurijus Skorpione yra tyrinėtojas, kuris analizuoja giliai ir ieško atsakymų net sudėtingiausiose situacijose. Geri aspektai stiprina intuiciją, analitinį mąstymą, o prasti gali skatinti kritiškumą ar polinkį į negatyvumą. Taigi, 8 būstas, taip? Kadangi 8 būstą valdo Plutonas su Skorpionu, taip? Tai astrologinė tema. 8 būsto transformacija, intimumas, bendrai turimos vertybės. Šiaip tai čia yra taip vadinama, krizių būstas dar vadinama. Taigi, 8 būstą taip valdo Plutonas, gylis esmė, vidinė transformacija, krizė, paslaptis, įdomios paslaptis. Stiprioji pusė duoda intuiciją, atkaklumą, tvirtumą tokį emocinį. Silpnoji pusė kontroliavimas, pavydas. 8 būsto kryptis ieškoti gilumos ir transformuoti savo gyvenimą. Merkurijus 8 būste. Siekia suvokti paslėptas gyvenimo tiesas. Giliau suvokti finansinius, psichologinius, dvasinius procesus. Ši pozicija rodo žmogų, kuris daug dėmesio skiria vidinėms transformacijoms, paslaptims ir giliam asmeniniam augimui. Savybės kokiosgi. Mąsto kaip introspektyviai, orientacija į paslaptis, į mistiką natūraliai, į transformacinius procesus, į paveldėjimą, į finansus gaunasi. Tai visa tai yra, ta prasme, darbas su energetika. Darbas, tai kas yra su tokiu, kaip sakant, energetiniais procesais. Kalba tiesiai ir gali kalbėti net tabų temomis. Tai va, žiūrėkit, pas mane yra Merkurijus 8 būste. Tai pas mane paskaitos, atkreipkite dėmesį. Ja. Šiaip 8 būste pas mane yra 5 planetas net. Tai vat kalba tokius dalykus, kurių kiti nekalba. Ir vengia netgi. Bendrauja intensyviai, giliai, prasmingo bendravimo ieško, paviršutiniški pokalbiai neįdomus. Sprendimus priima vidinė intuicija pasikliovęs, giliai išjausdamas. Sprendimai susijęs su finansiniais ir psichologiniais dalykais ir okultiniais net. Silpnoji pusė – paranoja, frustracija, per didelis intensyvumas
susikoncentravimas į problemas, į sunkumus, tai yra negatyvumas toks. Nebesuvirškina net, tiek prisikaupia negatyvumų, kad nesuvirškina. Merkurijus 8 būste yra transformuotojas, kuris ieško prasmės per gilų mąstymą, intensyvų analizavimą. Geri aspektai skatina intuiciją ir gilų suvokimą, o prasti gali skatinti obsesyvumą ar destruktyvų mąstymą. Tai vat, aspektai labai reiškia iš tikrųjų. Nu ir aišku, kiti momentai, apie kurias pradžioje kalbėjau. Tai ženklą, kokiam ženklė yra, kas būsto valdovas yra, tai jau po to jau detalės, bet čia mes dabar apie pagrindus kalbam. Ir dabar šaulyje. Taip, Merkurijus. Nu, pradžia apie patį šaulio ženklą. Šaulys, ugnies stichija, trečioji ugnies, mutabelinis kryžius, kintantis kryžius, taip. Šaulių valdo Jupiteris, šio ženklo esmė – filosofija, kelionės, laisvė, mokymasis, tai aukštieji mokslai, suprask. Kelionės yra į užsienį tolimos kelionės čia. Stiprioji pusė optimizmas, dosnumas išmintis, silpnosios pusės pervertina, nerūpestingumas, per didelis tiesmukiškumas. Tai nežiūri po kojam. Gyvenimo požiūris. Gyvenimas yra nuotykis. Kryptis – plėsti akiratį, mokytis, keliauti. Merkurijus patenka į šaulį. Čia yra silpna Merkurijaus padėtis. Taip, kadangi dvyniuose yra stipri padėtis, taip, valdo dvynius. Tai čia jis yra silpnoji padėti, bet vienaip ar kitaip jis tampa šauliškas, tai reiškia, kad silpna ta prasme, kad jis netenka savo labai silpnos Merkurijaus savybės, pasireiškia sunkiai. Jis įgauna tokio optimizmo, entuziazmo, noras tyrinėti didelius gyvenimo klausimus, idealizmą įgauna, noras pažinti pasaulį, pakilti dangų, aukštesnę prasmę. Taip, mąsto plačiai. Šiaip pas Merkurijus jis neplačiai mąsto, jis yra toks buitinis, buitiškai sprendžia. Iš šaulyje jis blogai jaučiasi, nes jis turi mąstyti plačiai, reiškia, aukštus klausimus, kažkokius filosofiją spręsti, prasmės paieškos ir ignoruoja smulkmenas. Kalba atvirai, optimistiškai, energingai, mėgsta dalinti savo idėjomis, tačiau kartais gali būti pernelyg tiesus ir diktatoriškas. Bendravimas socialus, entuziastingas, Merkurijus šaulėje linkęs dalintis įkvepiančiamis idėjomis, kartais moralizuodamas ar skeldamas savo tiesą. Sprendimus priima pasirėmęs idealais ir plačių požiūrių. Greitai sprendimus priima, kartais per daug optimistiškai. Silpnosios pusės tai yra paviršutiniškumą duoda. Perdėtą pasitikėjimą savo žiniomis ir nenorą pripažinti klaidų. Merkurijus šauliai yra pasaulio tyrinėtojas, kuris siekia suprasti didelės idėjas ir dalintis jomis su kitais. Geri aspektai skatina įkvepiantį bendravimą ir platų suvokimą, o prasti gali skatinti šališkumą ir dogmatiškumą. 9 būstas, kadangi 9 būstą valdo Jupiteris su šaulyje, šaulius, kartu su šauliu susijęs. Astrologinė tema 9 būstų yra filosofija, aukštasis mokslas, kelionės, tai yra užsienis. 9 būstų esmė akiračio plėtimas, tikėjimo klausimai, mokymasis, stiprioji pusė optimizmas, žinių troškimas, idealizmas,
silpnoji pusė pervertinimas, nerūpestingumas, kryptis plėsti akiratį per mokslą, kelionės, dvasinę patirtį. Tai yra 9 būsto tokia energija. Dabar Merkurijus patenka į 9 būstą. Taigi čia Merkurijus 9 būste pabrėžia mąstymą orientuotą į aukštąjį mokslą, filosofiją, religiją, kelionės, pasaulio pažinimą. Tai rodo žmogų, kuris siekia plėsti savo akiratį tiek intelektualiai, tiek kultūriškai, keliaudamas, taip net. Reiškia vizionieriškas mąstymas, filosofinis mąstymas, apie didelės aukštas idėjas mąstymas, apie religiją, religijos esmę, apie aukštasias vertybės mąsto žmogus. Kalba idealistiškai, su įkvėpimu. Nori pamokslauti, dalintis savo matymais, taip, plačiai, socialiai, kosmopolitiškas žmogus. Mėgsta kalbėti apie kultūrinės, religinės, filosofinės temas. Reiškia, sprendimus priima remdamasis viziją apie platesnį matymą, kokį jis tą mato. Ir sprendimus gali priimti impulsyviai, arba pasikliaudamas idealizmu. Silpnoji pusė tai yra būtent polinkis į dogmatizmą, tokį nepagristą optimizmą, per didelį pasitikėjimą savo jėgomis. Merkurijus 9 būste yra mokslininkas idealistas, kuris siekia tyrinėti ir suprasti pasaulio idėjas. Geri aspektai skatina intelektualinį augimą ir kosmopolitinį požiūrį, o prasti gali skatinti paviršutiniškumą ir nepraktišką mąstymą. Tai vat aspektai labai svarbu yra, taip? Ir mes periname į Ožiaragį. Ožiaragis, 3 žemė, kardinalus kryžius, valdo Saturnas, iš Saturno teritorija. Ožiaragio esmė struktūra, atsakomybė, tikslų pasiekimas, ambicijos, taip. Stiprioji pusė kantrybė, drausmė, ištvermė, praktiškumas, silpnoji pusė šaltumas, uždarumas, perdėtas rimtumas. Gyvenimo požiūris lėtai, bet tvirtai siekti tikslo. Kryptis siekti ilgalaikės sėkmės ir kurti tvirtą pagrindą. Ir va čia patenka Merkurijus į Ožiaragį. Jis iš karto tampa praktiškas, struktūrizuotas, atsakingas. Taip, tai yra mąstymas toks. Discipliną jie gauna, orientuotas į tikslo pasiekimą. Ožiaragis suteikia Merkurijui gebėjimą racionaliai planuoti, priimti ilgalaikius sprendimus, remiantis logiką ir patirtimi. Ne tik savo, bet ir aišku kitų patirtimi. Mąsto metodiškai, organizuotai, mintys struktūruotas, praktiškos, kalbėjimas rimtas, profesionalus, atsakingas, retai kada kalba spontaniškai, kiekvienas žodis prasmingas, orientuotas į darbą, į rezultatą. Toks žmogus dažnai kalba be emocijų, nerodo emocijų. Sprendimus priėmė labai kruopščiai apgalvojęs ir pasirėmęs praktiką, realiais faktais ir apmąstęs ilgalaikės perspektyvas. Silpnoji pusė per didelis griežtumas, šaltumas ir, aišku, negatyvumas, pesimizmas. Tai čia irgi gali būti ir perfekcionizmas, nes Saturnas. Merkurijus Ožiaragį yra strategas, kuris mąsto logiškai ir planuoja savo veiksmus siekdamas ilgalaikės sėkmės. Geri aspektai skatina efektyvumą ir racionalumą, o prasti gali skatinti uždarumą ir pernelyg didelį formalumą. Tai va, toks yra Merkurijus Ožiaragėje. O dabar Merkurijus 10 būste. 10 būstas. Ką jisgi simbolizuoja?
karjerą, statusą, visuomenės įtaką. 10 būstą valdo Saturnas ir Ožiaragis, taip? 10 būsto esmė – ambicija, struktūra, atsakomybė. Stiprioji pusė – drausmė, atkaklumas, atsakingumas. Silpnoji pusė – pesimizmas, per didelis rimtumas. 10 būsto kryptis – siekti profesinės sėkmės ir kurti tvirtą statusą visuomenėje. Ir Merkurijus patinka į 10 būstą. Taigi vėl, čia Merkurijus, taip? Taigi čia žmogus mąsto apie karjerą, viešą įvaizdį, profesinę savirealizaciją, naudoja savo intelektą ir bendravimo įgūdžius, siekdamas tikslų savo karjeros. Jis mąstymas orientuotas į profesinius tikslus, viešą įvaizdį, mąstymas strateginis, organizuotas, kalbėjimas oficialus, aiškus, dažnai susijęs su profesiniais ar visuomeniniais reikalais. Toks žmogus geba išreikšti savo idėjas taip, kad jos būtų naudingos jo karjerai. Bendrauja profesinėje aplinkoje, siekdamas įgyvendinti savo tikslus. Merkurijus 10 būste padeda formuoti autoritetą, iš tikrųjų, tokį įspūdį duoda. Sprendimus priima kruopščiai, strategiškai apmąstęs, ilgalaikę naudą atsižvelgdamas, statusą stiprinimą atsižvelgdamas. Silpnoji pusė, kai per daug rūpinasi viešuoju įvaizdžiu arba komunikacijos formalumais, kuris gali sukurti atstumą tarp žmogaus ir kitų. Merkurijus 10 būste yra karjeros planuotojas, kuris naudoja intelektą, bendravimo įgūdžius savo tikslams pasiekti. Geri aspektai skatina sėkmę ir lyderystę, o prasti gali skatinti pernelyg didelį susitelkimą į karjerą, būtent tokiu būdu atstumiant kitus. Tai čia jau nenoriu sakyti lipa per galvą, bet panašiai. Gali tai būti, nuo žmogaus priklauso. Taigi, einam toliau. Vandenis. Elementas oras, tai yra trečiasis oras, fiksuotas kryžius, valdo Uranas, antras valdo Saturnas. Vandenio esmė – novatariškumas, nepriklausomybė, bendruomeniškumas. Stiprioji pusė – originalumas, išradingumas, humanizmas. Silpnoji pusė – ekscentriškumas, nenuoseklumas, atitolimas. Gyvenimo požiūris – mąstyk kitaip, būk kitoks. Kryptis – kurti naujoves ir siekti progreso. Taigi, Merkurijus patenka į vandenį. Tampa kūrybingas, novatoriškas, nepriklausomas, veikia intelektualiai ir apie ateitį mąstydamas, taip, tai kas yra susijęs su ateitim, siekia plėtoti pažangės idėjas. Vandenis suteikia Merkurijui lankstumo, gebėjimo mąstyti netradiciškai, generuoja originalias idėjas, ieško būdų, kaip pagerinti visuomenę. Taip. Kalba atvirai, nuoširdžiai, naujoviškų minčių pilnas, mėgsta kalbėti apie mokslo, technologijų, socialinių pokyčių temas, socialiai orientuotas, draugiškas, linkęs bendrauti su įvairių pažiūrų žmonėmis, mėgsta keistis idėjomis, sprendimus priima logiškai, remiasi naujausiais faktais, pažangiais principais. Kartais sprendimai gali atrodyti ekscentriški, bet dažnai yra tiesiog racionalūs. Silpnoji pusė – polinkis į šaltumą emocinėse klausimuose, nenoras prisitaikyti prie tradicijų, ėjimas prieš tradicijas, gal ne visada reikia eiti prieš. Taip, o atrasti kažkokią aukso vidurį, tai čia sudėtingai yra.
Merkurijus vandenyje yra mąstytojas naujokas, kuris orientuotas į pažangą ir netradicinį mąstymą. Geri aspektai stiprina intelektą ir originalumą, o prasti gali skatinti ekscentriškumą ar nepraktiškumą. Dabar Merkurijus patenka į 11 būstą. 11 būstas – tai draugystės, socialiniai tinklai, bendruomenės. 11 būstą valdo Uranas ir vandenis. 11 būstą esmė – grupės, inovacijos, socialiniai ryšiai. Stiprioji pusė 11 būsto originalumas, kūrybingumas, bendruomeniškumas. Silpnoji pusė – ekscentriškumas, atitolimas. 11 būsto kryptis – kurti ryšį su žmonėmis ir skatinti socialinį progresą. Merkurijus patenka 11 būstą. Tai čia yra pabrėžiama komunikacija ir mąstymas orientuotas į draugystės, į grupinės veiklas, į visuomeninius idealus. Ši pozicija rodo žmogų, kuris mėgsta bendrauti su bendraminčiais ir dalinti savo idėjomis kolektyvuose. Apie ateities vizijas, visuomenės gerovę toks žmogus mąsto. Toks žmogus socialiai aktyvus, draugiškas, dažnai save sieja su grupinė veikla, bendrais kažkokiais grupiniais tikslais. Merkurijus 11 būste skatina diskusijas apie ateities perspektyvas, taip jam apie ateitį mąsto. Susijęs su gerų idėjų sklaida, dalinimasi tarp draugų gerom idėjom, taip, tarp grupės narių, kuriais priklauso, mėgsta keistis informacija, bendradarbiavimas labai svarbus. Tai sprendimus priima atsižvelgdamas į kolektyvišką naudą, taip, kitų žmonių nuomonę, visuomeniniai kažkokie aukštesni idealai svarbus. Tai sprendimai gali priimami būti remiantis kažkokiais progresyviais ar naujoviškais principais, kažkokiais nauji dalykai progresyvus diegiami. Taip. Silpnoji pusė tai yra per didelį priklausomybę nuo grupės nuomonės, paviršutiniškumas emocinėse klausimuose. Suprask, kad čia su emocijom niuansų yra. Merkurijus 11 būste yra socialinis vizionierius, kuris dalyjasi idėjomis ir siekia kurti socialinius pokyčius. Geri aspektai skatina kūrybiškumą ir draugiškumą, o prasti gali skatinti neapgalvotus ir pernelik utopinius sprendimus. Žuvų ženklas. Elementas vanduo, tai yra trečias vanduo jau. Tai yra pats giliausias vanduo, taip, mutabelinis kryžius, valdovas Neptūnas, antras valdovas Jupiteris, žuvų esmė empatija, vaizduotė, intuicija, dvasingumas, stiprybė, kūrybingumas, jautrumas, užuojauta. Silpnybė, per didelis idealizmas, pabėgimas nuo realybės. Gyvenimo požiūris, gyvenimas yra sapnas. Kryptis – atrasti dvasinę prasmę, išreikšti kūrybai. Merkurijus patenka į žuvis. Čia įgauna labai gilias emocijas, labai gilią intuiciją, labai gilią vaizduotę. Ir čia Merkurijus yra silpnoji padėtyje. Mąsto per jausmus, per simbolius, per gilią intuiciją. Labai pasąmoningas, tartum miegantis Merkurijus gaunasi. Labai empatiškas, labai toks kūrybingas, prisigalvojantis, prikuriantis. Tačiau gali suvokti tokius dalykus, kurių neįmanoma išreikšti žodžiais. Todėl jis tą gali išreikšti būtent per meną.
taip, per dainavimą, per piešimą, per bet kokį meną. Kalbėjimas poetiškas, vaizdingas, emocionalus. Jeigu kalba gali nekalbėti, tylėti tiesiog. Bendraujam naudodamas metaforas, simbolius, pauzes darom, švelniai bendrauja, jautriai, pasiaukojančiai, nes žuvis yra pasiaukojamas, perima kito žmogaus jausmus į save. Logikos praktiškai labai mažai, yra labai daug tokio dvasingumo, užuomazgų, pavadinkim taip, žemam lygmenį. Taip, aukštam tai iš tikrųjų labai platus mąstymas, nemąstant. Sprendimus priima intuicija, emocijom, pasąmoniniais ir racionaliais pojūčiais, jausmais remiasi žmogus. Silpnoji pusė tai yra, kad nėra pastovumo, yra neryžtingumas, yra didelis polinkis į iliuzijas nukristi, į nerealias svajones, žmogus gali įsižadėti savo kelio net. Merkurijus žuvise yra svajotojas, kuris suvokia pasaulį per intuiciją ir vaizduotę. Jau yra geri aspektai, jie skatina būtent kūrybiškumą, empatiją, dvasingumą, o prasti gali skatinti pasimetimą ir nerealistišką mąstymą. Tai yra visiška iliuzija ir haliucinacija. Dabar 12 būstas. Kadangi 12 būstą valdo Neptūnas ir žuvų ženklas, tai 12 būstas tai yra pasąmonė, izoliacija, paslaptis. Tai, kas yra paslėpta, tai, kas yra nesuvokiama. 12 būsto esmė, šiuolaikinė interpretacija, aišku, tai yra dvasinis augimas. Jeigu nėra dvasinio augimo, tai yra atitolimas nuo gyvenimo. Žmogus tai izoliuotas nuo gyvenimo. Yra introspekcija, paslaptis. Stiprioji pusė empatija, intuicija, kūrybingumas. Silpnoji pusė pasyvumas, pabėgimas nuo realybės. Tai 12 būstas žemam lygmenį, tai narkotikai, haliucinacijų, visokie psichodelikai ir panašiai. Praktikos psichodelinės. Taigi 12 būsto kryptis tyrinėti vidinį pasaulį ir siekti dvasinio tobulėjimo. Merkurijus patenka į 12 būstą. Tai čia yra pabrėžiamas būtent pasąmoninis mąstymas, komunikacija nukreipta į vidinį pasaulį. Ši pozicija rodo žmogų, kuris dažnai mąstos, tokie, kaip sakant, nemąstydamas, daugiau išreiškia save, ką jis mąsto per kūrybą, per dvasingumą, per pasiaukojimą. Tai iš tikrųjų žmonės paslaptis, žmogus paslaptis, pats paslaptis pasislėpia. Protas dažnai užimtas dvasinėmis, mistinėmis paslėptomis temomis. Tai galbūt ir fantastika. Kalba ramiai, subtiliai, gali nekalbėti visai. O jeigu kalba, tai dalinasi savo, ką jis mąsto per kūrybą, per simboliką. Bendravimas uždaras, intuityvus, nukreiptas į vidinius išgyvenimus labiau negu į išorinį pasaulį. O tokiam žmogui kartais gali būti sunku išreikšti save mintimis. Taip. Sprendimus priima remdamasis pasąmoniniais pojūčiais ar vidinėmis nuojautomis. Ir kad priimtų, jis turi panirti tylą arba išlaikyti paslaptyje, pakol visą tai kažkokiu tai būdu materializuojasi. Silpnoji pusė tai yra būtent tai, kad jis slepiasi ir pasiklysta tarp realybės ir fantazijos. Ir tai yra
labai sunku žmogui save išreikšti yra. Merkurijus 12 būste yra vidinis tyrinėtojas, kuris ieško atsakymų per pasąmonę ir dvasingumą. Geri aspektai skatina gilią intuiciją ir dvasinį ryšį, o prasti gali skatinti uždarumą ir polinkį į izoliaciją. Tai štai, praėjo Merkurijų 12 ženklų, taip ir būstų. Tai